technika šita su modalumų keitimo technika, kurią jūs dabar darėt, tai yra, jeigu paprastuoju būdu papasakoti, ar jau nebe analizės, jau yra vidinė technika viduryje darbo, bet yra patirties struktūros keitimo. Tai yra labai transformacinė technika, kurioje žmogus keičia savo vidinę patirtį gyvenimo. Ką reiškia keičia patirtį? Savotiškai pasakiau, tarsi nesąmonė, ar ne? Čia ir dabar aš esu žmogus. Žiūrėkit, aš neturiu praeities ir neturiu ateities. Praeitis yra mano iliuzija mano galvoje. Sutinkat su manim? Tai tik mano atminties detalės. Mano visa patirtis, mano nervų sistemoje, tai yra tik tai, ką aš atsimenu. Ką atsimena mano kūnas, ką atsimena mano nervų sistema ir mano protas. Mano siela, širdis, kaip nori, sudedam visas tas dalis. Bet tai tik tai, kas yra manyje atmintis. Sutinkat su manim? Be atminties praeities nebūtų. O štai ką aš įsidedu į savo atmintį, yra tik tai mano individualu, nes toj pačioj situacijoje kitas žmogus įsidės visai kitokią patirtį savo asmeninę. Nes vienoje ir toj pačioj situacijoje du žmonės negali patirti nuo tų pačių dalykų vienodai. Net būdami tuose pačiuose rogėse patirs skirtingus jausmus du žmonės. Tik dėl savo fiziologijos, tik dėl savo psichologijos ir visų kitų papildomų dalykų. Ir vadinasi, ta patirtis įsirašys jų nervų sistemą labai skirtingai. Ir iš tos atminties veiks. Ir čia yra jau geštalto, šiek tiek duosiu žinių, kur matyt, kas skaityt galbūt praktiką, kurią įdėjau. Truputėlį iš ten įdėjau to aprašymo. Yra toksai pasakymas, figūra fonas. Kas apie tai girdėjęs, pasimusikuojam. Žiūrėkit, kiekvienoje situacijoje, tarkim, netgi dabar, kai jūs žiūrite į šitą ekraną, aplink jūs yra daug papildomų kitų vaizdų. Ir ekrane yra daug veidų, kuriuos jūs kartu matot dabar su manim. Tačiau iš visos to, ką jūs matyt prieš minutę, jums liko nedaug detalių. Liko figūra, galbūt nežinau, ką laikot figūra, ar paktį ekraną, ar Vygando veidą ekrane, o galbūt žiūrėjote į kitą kokį nors. Tai dabar prisiminkit, ką prieš minutę matėt ir ką atsimenat. Greitai, pasakykit visi, kas pirmas. Ką atsimenat prieš 5 minutės? Kas liko? Aš žuvį tam prisilipinusią mačiau. Bet kažką kitos. Kas atsimenat, į ką žiūrėjot prieš 5 minutės? Kas liko atminty? Kokią arbatą Vygandas geria. Va. Kas dar? Arba ką girdėjot? Nebūtinai, kad ką vaizdą matyt, bet, pavyzdžiui, ką atsimenat, kokie žodžiai galbūt užstrigo. Žinutė Messengeryje. Dabar žiūrėkit, ką aš noriu pasakyti. Kiekvieno žmogaus dėmesio fokusas kažkam į žuvytę, kažkam į žinutę Messengerį, kažkam tai, ką Vygandas kilnoja geria, ar ne? O visa kita lieka fonas. Tai, kas mano užkabina akį ir kas man reikšminga, įsirašo į mano atmintį kaip pagrindas, kuris kažkuo tai man surezonuoja, visa kita lieka fono. Ir tai, kas įsirašo į mano patirtį, į tą mano patirtį, gali būti labai skirtingi dalykai. Tai gali būti tiesiog objektai kažkokie, kurie aplinkui yra. Ar ne? Tai, kas man svarbu, mes išskiriam kažkokius tai objektus iš to. Tai gali būti veiksmai kažkokie žmogaus, kuriuos jisai padarė ir man liko atmintyje, bet visa kita, tik detalės. Ir aš jų galbūt dalį dar atsiminsiu, kurios su tuo susiję, o dalis tai aplamais liks fone. Ir fonas, ta aplinkos kontekstas veikia tą pagrindinę figūrą, kas vyksta. O figūra veikia foną. Tačiau mum lieka pats pagrindinis tas figūros dalykas, kuris liko. Tai gali būti emocijos, jausmai, kuriuos kažkoks žmogus parodė. Jausmai, kurie ten įvyko, tai man gali būti figūra, tų pagrindinių dalykų, už kurio aš užsikabinu gyvenime. Pavyzdžiui, supykdė žmogus ir aš nieko nesiminsiu, tik tai pyktį, kurį jis man sukėlė. Ir tas pyktis mane iš atminties trigerins. Bet jeigu aš nematysiu tam fone kitų detalių, įsivaizduokit, kaip subjektyviai ir neteisingai galbūt vertysiu tą praeities situaciją. Ir jeigu dabar paimtume ir atskleistume žmogui tą, žiūrėk, pakalbėkim ne tik apie tai, kur tavo pyktis, kur tavo dėmesys į tą pyktį, o pakalbėkim daugiau, kas ten buvo.
kokios spalvos, kokie daiktai, kokie žmonės, kur judėjo, kokie šešėliai, kokie garsai. Žmogui prasiskleidžia tas visas vaizdas ir supranta, kad ta figūra keičia formą, keičia padėtį, kai tai yra. Ar suprantat, ką kalbu? Aš pats dar neįsijungęs, tai galvoju, gal sudėtingus žodžius naudoju labai. Tai yra įvykis, kurį aš atsimenu ir yra daugiau aplink viską, aplink tą įvykį detalių, kurios veikia tą įvykį, bet aš jų jau nebeatsimenu. Tačiau jos labai svarbios. Jeigu aš pažiūrau į visumą, aš pakeičiu požiūrį, nesvarbu, kas tai būtų, į situaciją, į žmogų, į veiksmus to žmogaus, į elgesį. Figūra gali iš atminties ateiti, kaip su manim elgėsi mano tėvai, tarkim, blogai elgėsi su manim tėtis koks nors, tarkim. Ir aš šiandien situacijoje per šitą figūrą, žiūrėdamas į situaciją, aš matysiu tik tai tos blogus dalykus. Tačiau jeigu aš pažvelgsiu į foną, kur visa tai vyksta šiandien, arba kaip vyko toj situacijoje su tėčiu, aš gal visai kitaip įprasminsiu tai, kas vyko, ir suprasiu, kad ten vyko netokie jau ir blogi dalykai, nes pamatysiu kitaip situaciją. Pagavot mintį? Ir kur čia submodalumai, kaip su submodalumais tai susiję? Vat submodalumų keitimo technika, jinai susijusi labai su tuo konteksto interpretacija ir supratimu. Ir mano šita technika, kur aš jums šiandien duosiu, parodo, kad, žiūrėkit, yra kontekstas kažkokio tai įvykio ir stumdant tam tikrus objektus, keičiant tam tikrus submodalumus, mes galim daryti tos situacijos priėmimo įtaką. Ir mes galim pajausti, kad keičiant submodalumus mano viduje keičiasi mano patirties priėmimas. Iš blogos į gerą, iš neresursinės į resursinę, iš negalimybinės į galimybinę. Aš galiu pakeisti visiškai savo poziciją kažkokiu tai klausimu ir gauti energijos ir jėgų. Aš galiu santykius. Ir kartais užtenka tokio, atrodo, fantastinio, magiško dalyko. Tiesiog surasti, kas lemia, kad man vienas dėmesyje, o kas buvo daugiau aplink tai, tik tai stumdant tos dalykus, tik keičiant jų lokaciją ir vietą. Kitu dabar kampu bandysiu pasakyti. Mano kūne, mano nervų sistemoje, mano prote įsirašo tam tikra patirtis. Ir jeigu tai bloga, mes jau žinom, kad tradiciškai bloga kažkokia patirtis, tai bus tamsi, juoda, pilka, gal kokia bespalvė. Jeigu jinai man daro didelę įtaką, jinai bus arti manęs, jeigu jinai jau užsimiršusi ir užklota, kaip aš sakau, gyvenimo dulkėm, jinai galbūt toli bus, bet prisiminus, jinai prie manęs priartėja ir vėl man kelia blogus jausmus, ar ne? Ir ten galbūt esantys kažkokie požymiai, tarkim, kraujo atsiminimas, kraujo kvapo, skonio atsiminimas, galbūt šešėliai, kur krenta, iš kurios vietos, į kurią kokiu juda ir kokiu greičiu juda, agresyviai ir impresyviai, ten kažkokie tai darosi veiksmai, kažkano. Visą tai man sukelia, triggerina mane ir sukelia man blogus jausmus. Tačiau jeigu aš pradedu daryti poveikį šitiem dalykam savo galvoje, nes tai tik atmintis, tai tik iliuzija mano galvoje, tai mano patirties subjektyvi iliuzija, nes kito žmogaus, dar primenu, tas pats vaizdas yra jau kitoks. Tuo pačios situacijos matė ir kitaip priėmė. Vadinasi, norint pakeisti savo nuotaiką, jeigu norit taip, tai reikia galvoj pastumdyti tuos dalykus tiek vietom, sukeisti, padaryti pokytį, kad pasikeistų mano nuotaika į taip. Ir tai pasirodo įmanoma, tai atrodo skamba magiškai, bet tai labai stipriai veikia.